Esam Tenerifės miesto pakraštyje šalia daugiaaukščių namų, kurie panašus į mūsų chruščiovkes. Esam pakrašty čia, kai tik užkilom gan patogiu takeliu į viršų ir mėginsim eiti į miesto centrą. O čia takelis, kuriuo užkilom, labai patogus. Tenerifės sostinėje Santa Cruzas gyventojų yra apie 200 000, o čia vien prieplaukoj šiandien atplaukė 4 laivai, kur gal išlipt, skaityk, 20 000 turistų į dieną. Tai čia marmalins tų turistų turėtų būti. Visa jūros pakrantė yra promenada su visokiom statulėlėm, tad vien čia tą pakrantę yra taip gan patogu ir malonu važinėti. Ir esam iš pat ryto, tai dar kol kas žmonių nesijaučia, kad būtų daug. Esam prie pagrindinio miesto fontano, čia panašiai kaip Palangoj, kai Basanavičiaus gatvė nueina iki tilto, kur yra aikštė, tik tai Palangoj fontanas veiko, čia ne. Tai eisim dabar tą pagrindinę gatvę į miestą. Palmės išpuoštos girliandom ir laiduojo visur prikabintas šviesos irgi visur. Tai eisim dabar senamiestį visą apžiūrėti. Keistai naujiem metam ruošias, o gėlės žydi. O čia miesto Santa Cruzas upė, kuri yra išdžiūvusi, tai įdomiai atrodo tiltai per ją pristatyti, o vandens nėra. Matyt, dėl to, kad lietaus mažai, aišku. Atvykom prie pagrindinio miesto turgaus. Tai apžiūrėti reikia, kas čia viduj. Nes apie miestiečius vien gali spręsti palei jų turgų. Kalėdinė mugė Tomuks varys dabar. Keista, kad prie turgaus policijos gan nemažai yra. Jaukus kioskeliai gan. Ir švaru kaip turgui, jokių nėra šiukšlių. Ir keista kažkaip jau lapkričio gale eglę matyti papuošta.
kai temperatūra +25. Čia jau turgus pats, pagrindinis. Tik įdomus, kad visur yra po arkom, gal matyt, kad saulėje būtų karšta, tai čia pavėsis susidarė. Pagrindinė miesto sankryža, kur ir vietiniai daug uždarbiaujančių ir turistų daug. Ir visur daug labai tų kempėčkų prikabinta, tai čia sutemus vakare būtų labai gražu. Čia vietinis ilsis, stiklinę pasidėjęs. Užėjom į parkiuką, kur gan jaukus ir švarus ir nėra jokių bomžų. Medžiai žaliuoja lapkričio mėnesį, saulė, temperatūra 25. Ir apžiūrėję miestą po truputį jau judėsim laivo link. Taip, žalumynų nėra daug. Medžio drožlėm visur užpilta. Visi medžiai apraizgyti kempėčkom. Čia matyt naujametinis buvom koks vakaruška diduoka. Esam laive, kur galim pasigrožėti kitais laivais. Ir kalnais, ir pačiu miestu. Tad sakom ate Tenerife, o mes išplauksim atgal.